draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Artėjo į pabaigą 40 Izraelio klajonių metų po dykumą. Viešpats įsakė surašyti tautą ir surašymas parodė, kad tautoje yra šiek tiek daugiau nei 600 tūkstančių vyresnių nei 20 metų vyrų. Klausimas, kam tai buvo daroma? Šis skaičiavimas turėjo gana praktišką tikslą. Viešpats sakė Mozei, skaitome skaičių 26 skyriuje. Tai jiems pagal vardų skaičių kraštas bus padalytas kaip paveldas. Dideliai kilčiai didelis paveldas, mažai kilčiai mažas paveldas. Kiekvienai giminiai paveldas bus duotas pagal įtrauktųjų sąrašą skaičių. Be to, kraštas turi būti padarytas metant burtus. Jie gaus paveldą pagal savo protėvių giminių skaičių. Jų paveldas bus paskirstytas burtais ir dideliai, ir mažai giminiai. Iškart po šio surašymo pas Mozę atėjo 5 merginos. Tai buvo Manaso giminės Celofhado dukterys. Jų vardai buvo Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca. Jos atsistojo priešais Mozę, kunigą Elazarą, vadus bei visą bendriją prie įėjimo į susitikimo palapinę ir pasakė: Mūsų tėvas mirė dykumoje. Jis nebuvo tarp susibūrusių prieš viešpatį Koracho draugiją, bet numirė už savo paties nuodėmę. O sūnų jis nepaliko. Kodėl mūsų tėvo vardas turėtų dingti iš jo kilties dėl to, kad jis neturi sūnaus? Duokite mums nuosavybę tarp mūsų tėvo brolių. Skaičių 27 skyrius. Šios 5 seserys prašo Mozės ne tiek dėl savęs, kiek dėl savo velionio tėvo, kad jo palikimas neišnyktų iš Manaso genties palikimo. Jau nuo pat pirmųjų savo žodžių jos parodo, kad jų tėvas nedalyvavo sukilime prieš Mozę ir kad jos nereikalavo nieko iš anksto, bet nori išsiaiškinti iškilusi šį klausimą. Mozė nežinojo, ką daryti, todėl kreipėsi į Dievą. Dievas pasakė: Celofhado dukterys teisingai kalba. Tu tikrai turi duoti joms paveldimą nuosavybę tarp jų tėvų brolių. Pervesk joms jų tėvo paveldą. Be to izraelitams kalbėk ir sakyk: jei miršta vyras neturėdamas sūnaus, jo paveldą pervesite jo dukteriai. Jei jis neturi dukters, atiduosite jo paveldą broliams. Jei jis neturi brolio, atiduosite jo paveldą jo tėvo broliams. O jei jo tėvas neturi brolio, atiduosite jo paveldą artimiausiam jo kilties giminaičiui ir jis paveldės jį. Tai bus izraelitams įstatas ir įsakas, kaip viešpats įsakė Mozei. Skaičių 27 skyrius. Ką mes čia matome? Ogi tai yra pirmoji įstatymo pataisa, kuri reguliavo izraelitų pilietinį gyvenimą, jeigu taip galėtumėm pasakyti. Dieviškieji potvarkiai keičiami bejėgiškiausių Dievo tautos, Dievo bendruomenės narių prašymų. Priėmus šį sprendimą, Jozapo giminės šeimų galvos taip pat pasisakė savo iniciatyvą, kad Machla, sunku net išvardyti šitos moterų vardus, sakykime, 5 šitos seserys neturėtų tekėti už kitų giminių atstovų, išskyrus savo kilmės giminę, tam, kad neprarastų paveldo. Ir viešpats taip pat patvirtino šį pasiūlymą. Taigi per vieną dieną buvo padaryti 2 paveldėjimo įstatymo pakeitimai. Teisingumas buvo subalansuotas. Pirmasis pakeitimas suteikė seserims ir visiems, kurie ateityje atsidurs panašioje situacijoje, teisės, kurie anksčiau neturėjo. Antrasis pakeitimas nustatė tam tikrus su šiomis teisėmis susijusias pareigas. Nelaukdamas, kol gaus savo žemę, seserys ištekėjo už savo tėvų brolių, sūnų ir taip atliko savo pareigas. Jei pažvelgsime į šią istoriją pačių Celofhado dukterų akimis, pamatysime keletą vertingų principų, kurių laikėsi seserys. Pirma, iškilus problemą, jos kreipėsi į tuos, kurie gali spręsti problemą, o ne simpatizuojančius, suprantančius ar palaikančius, be abejonės kabutėse, kurie nieko negali spręsti, išskyrus vieną – sukelti nepasitenkinimą. Tai beje, jis išskyrė iš Koracho maištininkų, kurie žadino žmonių nepasitenkinimo dvasią. Antra, jos turėjo savo sprendimo variantą, savo pasiūlymą. Jos aiškiai žinojo, ko nori ir nebijojo pateikti pasiūlymą.
Galiausiai jos pakluso sprendimui, kuris gerokai susiaurino jų pasirinkimo laisvę kurti šeimą. Kitaip tariant, jos sutiko pažeisti savo laisvę visuomenės tautos labui, kuri taip pat ištiesė joms pagalbos ranką. Brangus draugai, esu tikras, kad jei dažniau laikytumėmės šių paprastų principų savo gyvenimuose, turėtume mažiau problemų tiek tautoje, tiek tarp mūsų pačių, turėtume mažiau susierzinimo, nepasitenkinimo ir kitų nuvertinimo. Ir būtume daug laimingesni. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas.